Kaip žinoti iš anksto, ar jūs esat suderinami su savo partneriu? Neįmanoma šito žinoti ir neįmanoma būti garantuotam dėl partnerių suderinamumo. Dėl labai paprastos priežasties, nes nėra blemba tokio dalyko kaip suderinamumas. Ir nėra jokių garantijų dėl partnerio, nėra jokių garantijų dėl tavęs, jog jūs nesikeisit santykių eigoj. Viena klientė manęs klausė, kaip man būti garantuotai, kad šitas vyras, naujas mano partneris, kurį sutikau, tikrai užgarantuosiu, jog visada bus su manim, visada mane mylės, nesielgs netinkamai ir išvis kaip man būti garantuotai, kad nebenudegsiu dar kartą taip, kaip nudegu nuo pirmo vyro, su kurio gyvenau 7 metus. Kadangi nėra tokio dalyko kaip garantija ir suderinamumas, tai šitai moteriai aš atsakau labai paprastai. Visų pirma, tu negali pati būti garantuota, jog tu nepasikeisi, jog nepasikeis tavo mąstymas, nepasikeis tavo galvojimas apie gyvenimą, vertybės, jog tu nepasikeisi, kai turėsi vaikų. Apskritai, tu negali garantuoti net už save. Kaip tu gali tikėtis, jog tavo vyras visada gali tau būti toks pat, užgarantuoti, jog jis niekada nepradės gerti, niekada nepradės netinkamai su tavimi elgtis ir apskritai, jog niekada neišeis kažkur pas kitą. Neįmanoma niekam nieko garantuoti, nes mes gyvename pokyčių gyvenime, mes visada keičiamės, mes visada augam arba degraduojam, mes mokomės, tobulėjam arba sėdim vietoje ir nieko nedarom. Tačiau mes niekaip negalim garantuoti, jog niekas nepasikeis. Priešingai, aš galiu garantuoti, kad viskas pasikeis, tik neaišku, kuria kryptim. Tai ką visgi daryti? Kaip kažkaip turėti tų garantijų arba kaip žinoti, kad nieks nepasikeis? Pasikeis. Vienintelis dalykas, ką tu gali daryti, tai gali auginti save. Gali sustiprėti, sustiprinti savo savivertę, meilę savo, pasitikėjimą savim ir neleisti vyrui lipti tau ant galvos. Neleisti, kad su tavim elgtųsi nepagarbiai, neleisti, kad tyčiotus iš tavęs, neleisti, kad žmogus namie atsisėdęs rūkytų kaseką ir gertų šnapsą atsisėdęs vakarais prie stalo. Nes jeigu tu myli save, jeigu tu gerbi save, vyras niekada taip neleis savo elgtis, nes visų pirma, tu jam neleisi su tavim taip elgtis. Tai mielos moteris, neieškokit tų tobulų princų ir neieškokit kažkokių garantijų iš vyrų. Geriau keiskit save ir kai jūs būsit visiškai laimingos vienos su savim, tada šalia jūsų būtinai atsiras partneris, kuris irgi bus laimingas su savim. Ir kartu du laimingi žmonės sukursit labai gražų ryšį. Linkiu jums pačių gražiausių santykių su pačiais geriausiais žmonėms.